Sveiki gyvi, po neilgos pertraukėlės į ekraną pelčiasi laida Krepšinio savaitė, o ją šiandien pradėsime nuo Vilniaus Vulfs ir Kauno Žalgirio akistatos BetSafe LKL čempionate. Lapkričio 12 vakarą Vilkai tapo pirmąją šio sezono ekipa, kuri nugalėjo Lietuvos čempionus. Kęstučio Kepsūros treniruojami Vilkai namuose 75-64 palaužė Kauno Žalgirį. Vilkai trečiojo kėlinio pabaigoje atkarpą laimėjo net 25 ir turėjo 7 taškų persvarą. Tiesa, trečiajame kėlinyje Vilkai neteko Rašydo Suleimono, kuris susižeidė koją ir daugiau aikštėje nepasirodė. Ketvirtajame kėlinyje po tritaškį pataikė Kristupas Žebaitis ir Vaidas Kariniauskas. Ir tai buvo lemiami metimai, po kurių Žalgiris neatsigavo. Po 15 taškų nugalėtojams pelnė Suleimonas ir Kariniauskas, o 14 pridėjo Trišanas Trumanas. LKL turnyro lentelėje dabar įsitvirtinusi trivaldystė po 9 turų. 8 pergalės ir 1 pralaimėjimą turi ne tik Vilkai ir žalgiriečiai, bet ir Vilniaus Ryto ekipa. O dabar keliaukime į Panevėžį, kur Europos taurės turnyro rungtynes žaidė Panevėžio 7bet Lietkabelis. Jis namuose priėmė Ankaros Turk Telekom krepšininkus. Panevėžio ekipa ketvirtajame kėlinyje turėjo net 15 taškų deficitą. Likus pusantros minutės Lietkabelis atsiliko 11 taškų skirtumu, tačiau tuomet Gediminas Orelikas pataikė 3 tritaškius iš eilės, o Donatas Sabeckis išplėšė pratęsimą. Donatas Sabeckis, 5, 4, Sabeckis veržiasi į baudos aikštelę, Donatas Sabeckis, jis gali išplėšti pratęsimą. Psichologinę tvirtybę pademonstravę panevėžiečiai per papildomas 5 minutės varžovams neleido pelnyti nė vieno taško. Patys sumetė 7 ir palaužė varžovus 93-86. Tai buvo trečioji Lietkabelio pergalė Europos taurėje šiame sezone. Į JAV panevėžiečius vedė Gediminas Orelikas. Jis pataikė 8 tritaškius iš 14 bandymų ir dvikovą baigė surinkęs 31 tašką. 8 įmesti tritaškiai naujasis Oreliko rekordas Europos taurėje. Pergalingą atkarpą šiame turnyre Lietkabelis mėgins pratęsti jau kitos savaitės rungtynėse su be pergalių liekančiu Vloclavo Šlios klubu. O Vilniaus Ryto ekipa taip pat šventė pergalę tarptautinėje arenoje. Vilniečiai atidarė pergalių sąskaitą FIBA čempionų lygoje. Sostinės krepšininkai 99-63 sutriuškino be pergalių liekančią Opavos ekipą. Apie šias rungtynes kalbėti daug neverta, kadangi tik pirmoje pusėje Opavos ekipa davė rimtesnę kovą sostinės krepšininkams. Galiausiai po pertraukos Giedriaus Žibėno auklėtiniai perėmė iniciatyvą ir rungtynes laimėjo triuškinančiu rezultatu. Pirmoji pergalė čempionų lygoje buvo tikrai reikalinga sostinės krepšininkams, kurie siekė vietos kitame varžybų etape. Pratęsti pergalių seriją FIBA čempionų lygoje vilniečiai bandys po poros savaičių. Lapkričio 29-ąją laukia labai svarbus namų mačas prieš Patrų Prometėjas klubą. Pastaroji po 3 turų Ryto grupėje yra iškovojusi 2 pergalės. Dabar liekame AV Solutions Group arenoje Vilniuje, kur Europos taurės rungtynes lapkričio 15-ąją žaidė Vilniaus Vulfs, kuri kovojo su Venecijos Umanare ir krepšininkais. Deja, bet nutrūko 3 iš eilės sostinės komandos pergalių serija. Išretėjusi Kęstučio Kepsūros karauda namuose 77-93 neatsilaikė prieš Venecijos Umanare ir krepšininkus. Šiose rungtynėse Vilkams negalėjo padėti Rašydas Suleimonas ir Vaidas Kariniauskas. Taip pat Vilniečių gretose nebuvo jau ilgą laiką traumą besigydančio Jeffrey Terroro. Trečiąjį pralaimėjimą patyrę Vilniaus Vulfs krepšininkai dabar turi tiek pat pergalių, kiek ir trečiadienio dvikovoje triumfavę Umanare ir krepšininkai. Lapkričio 28-ąją Vilniečiai susitiks su Hamburgo Towers ekipa išvykoje. O dabar pakalbėkime apie Kauno Žalgirio dvigubą Eurolygos savaitę. Ja kauniečiai pradėjo lapkričio 15-ąją susitikdami su Atėnų Panathinaikos ekipa, kuriai atstovauja Marius Grigonis. Deja, bet žalgiriečiai po permainingos ir dramatiškos kovos prieš varžovus krito 71-73. Tai buvo 4. kauniečių nesėkmė Eurolygoje iš eilės ir 5. iš viso. Dramatiškame susitikimo finiše likus beveik 14 sekundžių Brady Mendikas išlygino rezultatą tritaškių metimu. Tačiau paskutinėmis rungtynių akimirkomis kauniečiai dažnai klydo. Tai buvo lemiamas veiksnys, neleidęs žalgiriečiams nutraukti pralaimėjimų serijos. Kauno krepšininkai šioje dvikovoje suklydo net 23 kartus. Roland Šins pralaimėjusiems pelnė 15 taškų. Arnas Butkevičius buvo arti dvigubo dublio.
10 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Po 9 taškus kauniečiams surinko Laurinas Birutis ir Tomas Dimša. O dabar pakalbėkime apie kauniečių antrąją dvigubos savaitės dvikovą su Miuncheno Bayern pilnutėlyje Žalgirio arenoje. Tai buvo dar vienas dramatiškas krepšinio spektaklis, kurio pabaigoje sėkmė atsisuko į Žalgirio pusę. Žaidėjas Keenanas Evansas pataikė 2 taškį nuo lentos iki rungtynių pabaigos likus 9 sekundėms. Ir Kauno Žalgiris nutraukė 4 iš eilės pralaimėjimų seriją Eurolygoje 74-73 palaužęs Miuncheno Bayern. Kad rungtynės buvo labai klapios, įrodo ir tas faktas, kad 5 ketvirtojo kėlinio minutės nei Žalgiris, nei Bayern nesugebėjo pelnyti nė taško. Likus žaisti mažiau nei pusę minutės, svečiai dar buvo priekyje. Tačiau iniciatyvos ėmėsis Keenanas Evansas likus 9 sekundėms pataikė pergalingą metimą ir išplėšė Žalgiriui pergalę. Ir Keenanas Evansas, prie jo kyla Rolandas Šmitas. Išsikeitimas prieš Seržą Ibaką, vienas iš pirmųjų šiose rungtynėse. Evansas nuo lentos! Žalgiris išplėšė pergalę prieš Bavarus tokiu pat skirtumu, kokiu laimėjo rungtynes prieš beveik 3 metus, kuomet 2020 m. gruodį Žalgirio arenoje pergalingą metimą rungtynėse su Bayern pataikė dabar jau Žalgiryje nežaidžiantis Marius Grigonis. Kitą savaitę Žalgiris pratęs Eurolygos kovas dvikovoje su Pirėjo Olympiakos krepšininkais, o šiandien su jumis atsisveikiname iki kitos savaitės.